Sveikučiai! Šiandien kepsime skanius ir sultingus triušienos kepsnelius. Kadangi triušiena yra labai skani mėsa, tai naudosiu minimaliai prieskonių. Šiuo atveju granuliuoti česnakai, čili pipirai, 5 pipirų mišinys ir druska. Parduotuvėje aptikau triušienos filė, kas yra labai patogu. Ir papildomai dar reikėtų kažkokio riebalo, tai naudosiu šoninę. Mėsos gabalai nėra dideli, tai juos tiesiog įtrinam prieskoniais, paliekam kokį pusvalandžiui pasimarinuoti ir galima iš karto bus vynioti į šoninę ir kepti. Mano šoninė šį kartą yra labai plona, tai bus nelengva suvynioti viską. Ir ko gero dar netgi man jos ir pritrūks, bet pabandysim pasižiūrėti kelis variantus, ar svarbu, kad būtų visas gabalas mėsos įvyniotas, ar užtenka tik tai kažkiek įvynioti, tai bus įdomu palyginti skonį 3 skirtingais būdais. Antram ir trečiam mėsos gabalui šoninės jau bus mažiau, bet tikiuosi, kad skonis nuo to nebus nei kiek prastesnis. Jeigu nuspręsite daryti šitą receptą, tai rekomenduoju iš karto turėti 2 pakelius šoninės. Tokiu atveju visiems užteks vienodai. Šį kartą kepsime naudojant nulašėjimo indą, bet be deflektoriaus ir rūkimui naudosime alksnio pagaliukus. Na ką, kūriam kamadą. Kepsninį reikėtų įkaitinti iki maždaug 175 laipsnių Celsijaus, 185, tam, kad šoninė iš karto pradėtų kepti. Tai kai jau įkaista kepsninė, dedam rūkimo pagaliukus, nulašėjimo indą ir groteles. Kai medienos pagaliukai pradeda rūkti, galima dėti mėsą ir pamažu kepti. Storesnius mėsos gabalus visada dedu į tolimesnį kamado galą. Ten dažniausiai yra šiek tiek aukštesnė temperatūra. Ir reikės kelis kartus apversti, taip pat nuolat matuoti temperatūrą, kad mėsa neperkeptų. Tikslas yra pasiekti vidinę temperatūrą mėsos, kad jinai būtų apie 70 laipsnių Celsijaus. Tokiu atveju triušiena bus neperkepusi, bus sultinga ir skani. Viso kepimo metu reikia stebėti temperatūrą, kad jinai nepakiltų per aukštai ir nepradėtų svilti. Bet vieni mėsos gabalai gali iškepti anksčiau nei kiti, tai juos tiesiog anksčiau nuimam, dedam į indą su folija, tam, kad jie neatšaltų. Iškeptus mėsos kepsnelius dedame į indą, suvyniojame foliją ir leidžiam jiems truputį pailsėti, kad pasiskirstytų sultis.
ir mėsa pasiektų savo reikiamą temperatūrą valgymui. Na, akivaizdu, kad šoninė tikrai šitam kepsniui suteikia daugiau sultingumo ir dar papildomai skonio. Tai puikus rezultatas, sultinga mėsa ir nėra per daug prieskonių, jaučiasi triušienos skonis ir visi 3 gabalai gavosi skanus. Na ką, puikus rezultatas, labai rekomenduoju išbandyti patiems. Skanaus ir iki kito karto.